Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Labas rytas. Labas rytas. Keliamės 7:20 min. Reikia, atrodo, gana paskubėti, nes dangus apsiniaukęs aplinkui, gali ir lietaus būti. Aplinkui visur apsiniaukę, visas dangus debesuotas. Reikia skubėti mauti. Išvažiavom lyjant praktiškai. Šiandiengi paskutinė kelionės dviračiais diena. Šiandien turim pasiekti savo bazinį kempingą. Įdomu, po kokiu medžiu čia mes miegojom, kažkoks vaismedis, bet neaišku, kas čia per vaisiai, nes žali, tai neparagausi. Be 29, anksti kaip niekada išvažiuojam iš savo stovyklos ir pradėsim, tikimės paskutinę šios kelionės dviračiais dieną. Reikia įsikratyti batus, prilenda tų kažkokių sėklyčių tokių, durė jos labai. Kol kas vėsoka, saulės nėra, bet lietaus pavojus irgi atrodo nėra didelis. Saulė šviečiasi šiek tiek pro debesis, visiškai nėra vėjo. Vakar atrodė, kad jau nuvers palapinę. Šiandien vėl pamiršau užnulinti navigaciją, pravažiavom 2,5 km, tik tada užnulinau. Tai reiks damest prie bendro atstumo. Laima varo į kalnus, iš visos sveikatos. Bajai šalta baisiai, kad sušiltų, mane šalta. Bet to į kalnus visada mane aplenkia. Ir varo greitai, aišku, paskui greičiau pavargsta. Aš išlietu ir važiuoju kaip senas arklys po truputį. Aš pagalvojau, kad mes šiandien taip greit susišamatojom. O ne, pirmiausia, tai lietus gazdino, antra, taigi palapinė buvo absoliučiai sausa. Sausa, taip, nereikia terliuotis, taip. Atkreipė dėmesį, aišku, kad visiškai nėra uodų. Palapinę pastatai vakare, gali laikyti atvirą, nei vienas uodas, tiesiog nėra. Tai aš jau tau, kai jau į Santiagą važiavom, jau šitą dalyką, kokią 2 ar 3 dieną sakiau, kad visiškai uodų nėra. Gyvenamas namas sugriūvantis. Nu, buvęs kažkas tai. Šimtas procentų, kad čia nėra parduotuvės. Nieko, mes dabar pavalgę, liko 2 riekutės duonos, ta duona. Aišku, tuščia vidurį tenai, vis riekutės kąsnis, jeigu normaliai, ir liko makaronų. Tai dar visai neblogai, dar turbūt ir sviesto gabalėlis. Dabar nori, kad suktum į kairę. Tai suksim, bet užsukam nuo kalno, nors vandens rasim. Va čia reikia gal. Kad nori, tai, kad į miestelį, tai palauk, jau mes jį pravažiuojam, tai grįžtam į tą gatvelę. Gerai. Grįžtam. Nes tą į Longroną tai nereikia, nes ten net 80 km. Šansų mes čia turim mažai, kad ką nors rasim. Vandens nors. Nu, vandens, ką žinai, irgi rasim. Nu, sakyk, rasim. Turėk viltį, tai gal ir rasim. O jei taip kalbėsim, tai nieko nerasim. Nu, radom vandens, tikrai. Panašu, kad radom. Ten prie bažnyčiaus gal daugiau. Panašu, kad radom, jeigu čia kas bėga, niekas šiandien ne vanduo. Kranų nėra. Va, iš ten išvažiuoja žmogus. Tikėkimės. Tai čia, žinai, išvažiuoja iš... Tai ką išvažiuoja, tai nesvarbu. Va vandens. Ne, čia. Nu, kad ne, kraniukas stovi. Jo, tikrai. Bet man šitas vyrukas matytas. Jau mes čia buvę. Aš sakau, kad mes šitam Langreu, mes Kuba de Burebo man labai girdėtas. Ir čia turėtų būti parduotuvė pagal mane. A shop to buy food. Yes? This is sweet? Moka angliškai. Tai jau baisus atsitiktinumas. Išnekėjom. Aš girdėjau, kad angliškai moka. Nu, ta mergaitė labai puikiai viską suprato. Parodė, kur yra parduotuvė, bet jie atsidaro nuo 10 valandos. Dabar be 20:10. Tai nežinau, laukiam ar ne. Nu,
nelaukiam, kol parduotuvė atidarys. Tai važiuoji, nėra šilta, tik kai 15 stovi. minučių daugiau. O nors kartą pagir, kad gerai padariau, kad užsukum, nes niekad nepagiri, kaip būna. Kaip tai nepagiriu? Už perskaitytas visas nuorodas pagiriu, nes aš jų visai neskaitau. O mum į Santa Marija del Riba. Tai bet tai riba redonda. Bet tai mums į dešinę, ne į kairę. Į kairę. Tai kad tai... Nu tai čia pas jūsgi tokios sankryžos. Ai, tiesa. Čia reikia jam apsukti žieduką. Tiesa, teisingai. Ai, va Vitorija rodo, matai? Pėstieji, ne dviratininkai. Ai, pėstieji eina, tai čia mes sutiksim piligrimus. Bon kamino reikės palinkėti. Tu manai, kad čia gal šiaip vietiniai. Gana jau toli, kad tai tų piligrimų. Aha, bet taip eina. Mažai tokių kaip mes. Čia turbūt vietiniai, mergelės. Vietiniai. Eina. Bet jau eina, kad... Olia. Jukas biskė atsiranda. Atsiranda. Ir mums prieš jį varyti reikės. Tas miestelis jau už kelių vos kilometrų. Vienen de allá para allá, a 5 kilómetros, un pueblo, Pancorbo. Ai, Pancorbo ir ten bus duonos turbūt. Gerai, pažiūrėsim. Ok, thank you. Šitos sankryžos viena pusė nėra išvažiavimo. Tai taip keistai, dabar vesimės ten, kur negalima, skersai kelią. Nėra čia mašinų, aš važiuoju. O šičia. Šičia, va. Taip. Galiai išvažiuojam iš tos sankryžos. Dabar viskas kaip ir gerai. Įdomu, šituo keliu mes važiuodami tikrai nieko nerasim, jokio miestelio. Nėra labai gerai. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Jei pravažiuojant rasim. Abejoju, ar čia pravažiuojant kokį miestelį rasi. Nu tai nerasim. Šitas kelias neužsuks į kokį miestelį. Nu tai nerasim ir nereikės. Ką sakai? Sakau, nors vaizdai neblogi kairiai pusiai. Nu, šiaip. Dešiniai tai kaip dešiniai, bet kairiai dar nors vaizdai neblogi. Bet vėjas biskį stiprėja. Kelių. Ir pakankamai vėsu. Trumpom rankojom tai būtų gal net per šalta. Remontas kažkoks kelio vyks. Matyt nežymus, nes transportas važiuoja čia be jokių apribojimų. Apribojimai vis dėlto yra kažkokie. Ai, net, ko gero, netgi šviesoforas yra. Praleidžia mus, bet ant kiek čia mes spėsim pravažiuoti. Ale, dėl mūsų dviratininkų buvo sustabdę eismą. Ne vien dėl mūsų, bet tiesiog praleido ir mus ir nepaleido iš priekio važiuoti mašinų, kol mes nepravažiavom. Puikiai galim pasitraukti į šalį, ką ir padarėm ant pačio galo. Tokios painių, tų kelių susikerta milijonai. Bet šį kartą atrodo, pataikysim išvažiuoti iš karto. Tai ta moteris rodė, kad šitą miestelį gal yra parduotuvė. Nu tai užvažiuok tu jį, nebent čia kur va būtų tai. Tai nebent čia būtų. Va, pan rašo kažką. Kafe, bar, pan tai duona. Nu bet va, klubas rašo. Nesimato, kad būtų parduotuvė. Pavažiuojam toliau, bet kažin ar bus. Toliau degalinė. Gerai, važiuok. Va, gal čia toliau bus dar parduotuvė. Pasižiūrėk, neskubėk. Degalinė, tai kažin ar čia kas bus. Tik baras yra. Restoranas. 2 restoranai, traukinių nėra. Mieste traukinių reikia išsukti iš kelio, leisti žemyn, o paskui išsistumti. Važiuosim į kitą miestelį. Šiaip tai čia visai gražiai atrodo jis apačioj tas miesčiukas. Nemažas čia miestas, manau, bet labai nepatogus. Užsukt, nusileist nieko, bet paskui reikės užsistumti. Tunelės reikia užsidėti žibintį. Labai trumpas, bet vis tiek reikia. 6% nuokalnė. Vėl tunelis. Ai, ne.
Čia tik toks tiltas. Tai nebaisu, gražu, įspūdinga. Kas čia per vaisiai, kažin? Ką? Kas čia per vaisiai? Nežinau. Ar vieni tai arbūzai, kiti kažin kas? Gal kokie melionai? Tokie didžiuliai. Nu, bet kaip gražu, matai? O, tu žiūrėk, Matau angeliuką. Ar varpas ten? ten varpelis. Varpelį, matau. Nu, įdomu. Nu, gražumas neišpasakytas. Pasaka. Va, kažkokia šventykla, koplytėlė, kas čia. Ho. Net šiurpuliukai eina. Kaip gražu. Vien dėl tokių vaizdų apsimoka tokia sunki kelionė. Kaip gražu. Gal vėl čia daugiau lankomas kraštas, kad restoranas vėl va pravažiavom, viešbutis, neaišku, ar jis veikia, bet viešbutis. Nu, gražu. Nu, Čia jau aišku, čia nyku pagal tai, kas buvo. šaunu. Čia ne ant kalno, čia ant bokštų kažkokio. Nu tai taip, bet čia reklama, matyt, miestelį pravažiuoji ir reiškia, kažkur yra viešbutis. Mums tai keliu tiesiai. Mums tai čia kito kelio nėra. Kito kelio nėra, jo. Tik pirmin. Ai, va, čia šito viešbučio reklama. Malūnas vėjo buvęs. Už tą grožį teks ir atidirbt. Panašu, kad pradedam kilt. Bažnyčia ant uolos. Nu. Pilis dar kažkokia buvus. Vėjas priešinis stiprokas, saulėgrąžų laukas. Saulėgrąžos pradeda galvas kelti, nes biskį saulė ima šviest. Visur saulėgrąžos. Turizmo kultūral, Konjuto historiko Santa Gadea del Kid. Nu tai čia visur rašo, kad jau čia turistinės vietos. Čia miestelis didesnis biskį atrodo. Nu žiūrėsim, kaip čia bus. Dabar dar čia kas tik 11 kažkur ar 12. Po 11 jau. Po 11. Dar nesiesta. Nu dabar dar turėtų, jei kas adara, tai veik dar nesiesta. Tai dar nesiesta, dar anksti iki siestus. Nu. Prasuk per miestelį. Reikia na pusę perduoti. Pamatysim. Šunukė. O dabar, O Dieve. O Dieve, olia. Centriukas ko gero. O, pilis, vartai. Nu, tai kur dabar sukam? Kur dabar nežinau. Mums į pilį tai nereikia. Mums reikia valgyti. Nežinau, kur sukam. Čia į pilį važiuos.
Gal pabandom, labai įdomu, kur nuvažiavo šitoj mašina. Šiaip rodo, kad yra gatvelė. Palauk, aš prasidėsiu, nes čia man siaura. Kažkur kvepia. Į viduramžių miestelio gatvę. Kvepia, bet tai tik tiek, kad kvepia. Tai va nežinau, kur dabar. Įsimalsim į tą miestą. Na, įdomu. Jeigu nereikės atgal grįžti, šiaip rodo, kad yra čia pravažiavimas. Nu, gražu pasižiūrėti. Tikrai labai gražu. Vandens nutekėjai. O. Nufilmavai? Filmavau per visą miestelį beveik. A, tai gerai, įdomu. Tikrai toks, žinai, viduramžių miestelis. Ne, tai čia, taip. Grindinys patvarkytas ir latakai ten vandenį. Jo, bet daug tų latakų. Nu, tai kiekvienoj gatvelį latakas, akvedukas. Pagaliau kempingi.